7 ryto, be 10:07. Ir šitas bartagėlis reiškiasi, kad prasideda tikrasis Dakaras. Dabar važiuojam tai paimti vieną Gedimino Šatkaus draugą, kuris padovanojo jam siurprizą ir paprašė paimti dienelį su mumis į karavaną. Tai paimsim visus, kam reikia pagelbėti. O tada važiuosime apie valandėlę palei Raudonąją jūrą, žiūrėkit kokios mėlynos lagūnos. Važiuosime čionai ir trasa vingiuoja šiandien 300 km palei Raudonąją jūrą ir palei vulkaninius kalnus. Ir mes tada šoksime į trasą, grinai kažkur va čia į kanjonus tarp šitų kalnų ir ieškosime įdomios vietos ir pakabinsime trispalvę didelę. Tai va, tokie nuotykiai. Tai mes navigacijoje nedasulukų pusryčiais ir kitais namų reikalais. Nu tai mūsų yra 34, kiek ten? 34. Tai 100 kiaušų imk, ten 3 pokus, ten po 40 ar kiek ten, nu. Ir tai va, nu. Gerai. Nu va, kad biški daržovį kažkokį ten vaisių, ten ar bananų, ar apelsinų, žinai, papjaustysim. 100 plius kiaušinių. Skamba gerai. Svarbiausia šitoje istorijoje yra saugus kiaušinių gabenimas. Vlogeris sugrįžo. Kai galiu trakinu savo miegą ir rašo, kad miegojau 60% kokybiškai, 5 valandas 29 minutės lovoje ir 5 valandas 9 minutės miego. Nu tai va, 20 minučių prieš užmiegant ir atsikėlus prasivartyta kažkiek. Bet įdomesnė vieta yra kita. Įrašinėja kartu ir visokius sveiki, labas rytas, garsus. Ir man buvo pasakyta, kad aš kalbėjau naktį, bet pasižiūrėjus, kas yra kalbėjimas. Rytinė malda. Ten kažkoks yra lankytinas objektas, tai yra tikrai pravažiavimas. Ir mes buvom ten biškį lindę, ten pravažiuoti giliau galima kažkiek tikrai. Gerai, protingai važiuojam, gerai palinkit atstumą tarp dulkinų mašinų. Visas. Tomai, mums 4 minutės iki jūsų ar atvažiuoti padėti ar... Mes tai jau šalia Simonos. Vienas ekipažų pastrigo kažkur. Tai gerai, kad pastrigo ten, kur reikia. Nežinau, kas kalba, nežinau, kur jūs esate ir nežinau... Galbūt pakeliui kažkas sugebėsim padėti. O, normaliai. Nu ką, greitoji pagalba. Nu, minkšta. Aišku, ryte paprastai yra saugiau važiuoti, nes būna dar smėlis
smėlis šiek tiek drėgnas. Tai čia kažką gal biškį klaidėlė padaryta, kad anksčiau ryte buvo užklimta. Pirma Dakaro Elio diena, pirmi išbandymai. Pirmas tikras greičio. Varyk, Valdai. Tiesi vairą. Na gerai, ieškom kažko sudėtingesnio. Liuk. Valio! Gerai, tas nulinis lygis, okei, kiti prašom rimčiau pasitikti. Ir nekovokit su kopa, gerai, niekada. Jeigu slysta, tai į dešinę gazą ir turite apsisukti. Šitą įdomaus galiu papasakot. Ne tai, kad baisiai įdomaus, bet pas pirmą kartą matau. Va štai slėnis toks. O kur Šaulių vėliavas kleisit? Ir nesutikęs, kiek matosi. Kairiau, Bet yra toks kempas su palapinėm, su šešėliais, su tualetais, visai prie pat trasos. Štai. Mosas leidžiasi. Kempas ten. Tai yra organizatoriai pardavinėja tokį... Čia ateiti vėliavas išskleidžiam. Apzoominsiu. Fainiai bus, video pasidarysit, paplevesuos vėjas, pučia vėliava, čia belenkai plevesuos. Tomas derina vėliavos iškelimą. Apie tą vėliavą jau visas pasaulis žino. Ir Dakaro organizatoriai gan mėgsta lietuvius. Tiesa, policija nelabai mėgsta, kartais tenka ją susivyniot. Bet grįžtu prie to kempo. Tai yra vieta šalia trasos. Ir organizatoriai pardavinėja Dakar Experience tokią paslaugą, kur susimokėjus krūvą pinigų tave vežioja ir parodo Dakarą. Apgyvendina kartais kažkur irgi laukinėse vietose. Maistas, apgyvenimas, tualetai, viskas included. Ir neretai tai būna ir geras vietas. Tai įdomu, ar šitai tikrai gera vieta. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, gali būti visai vaizdų. Tai labai laukiu prasivaikščiot, pasižiūrėti ir oras fainas. Niekada taip nestatykit mašinos, va taip visai šalia viena kitos. Pradėkime. Tikiuosi, kad neįsivloginsiu čia, nes norisi tikrai fotografuoti, o ne kalbėti. Apie kalbėjimą, tai jo, kaip ir minėjau, savo tam tokiam netobulam pirmajam vlogelį. Man būtų gerokai lengviau, jeigu duotumėte temą ir aš nesikartočiau su kasdienybė iš praėjusių metų ir galėčiau ką nors įdomiau papasakoti. Nice. Pasikartosiu dėl saugumo, žinokit. Vakar vieną žmogų vos nenutrenkė. Plius prieš saulę lenktynininkai nieko nemato. Tai turėkit tai minty. Jie dažnai gali išlysti iš vis. Siurprizas jam, ką jie pamatys už sekundės. Tai turėkit visą tai minty.
organizatorius sako, you don't have VIP package? No, it's dangerous, very dangerous. Nu tai va, VIP nusipirko, sėdi dabar bagažinį, jos vežioja į bulvių maišus ir niekur neleidžia į trasą. Nu tai va. Ir dabar spoksa tie VIP ir galvoja, nu gerai, kitą kartą be VIP prasisuksim geriau. Kitą kartą su nuotykių fabriku tik važiuoja. O, gerai, biški, ratukai kyla, čia emocijai kai kurie. O, koks šuolis! Nice. Ja, čia paradoksas su tuo organizatorių kempu. Iš tikrųjų, jie atvaro, susimoka krūvą pinigų ir vis tiek negali pasivaikščioti normaliai. Mes, baterijos. Ja, atrodo kartais, kad, sako, vyrai negali multitaskinti. Gal ir negali, bet kaip fotografija kraujyje, tai drenginis net ir kalbėdamas gali multitaskinti. I understand you and I agree with you. You have experience for the rally, for the... Yeah. But if you're closing the line... But you know, where is more dangerous than I here? can't see you. You understand, we understand that sun is shining, it's tired, they're Maybe tired. driver go there like that. If it's alright, it goes like crazy. Yes. Now we're staying here. Yeah, it's safe. Drivers all see us, you know. We don't stand in like... Down there. we don't hide. You see 3 cars here? This is dangerous place. It's okay. No Yeah, danger. but it's outside of Cars the can track. go straight. We No, won't straight. go uphill. No straight. Imagine, They won't go uphill. imagine, oops. Be safe, be safe. I have the maps. No straight. Policija išvažiavo, truputėlį sutikom su jų sąlygomis pasitraukti. Žinoma, atvažiavus automobiliai arba motociklai mes vėl grįšime. Vieta tikrai saugi stovėti ir arčiau trasos. Nu jo, čia tokių truputėlį akmenų yra. Gali būti, kad ten pakeltų kokie akmenį netyčia, bet ten labai netyčia. Tikrai labai saugi vieta. Čia realiai viskas dėl tų vipukų. Atėjo mus ten prieš tai perspėt vienas žmogus. Tada išvietė policiją. Praėjo pusvalandukas, atvažiavo policija, įvyko diskusija ir viskas baigėsi pakankamai gerai, bet jo, čia taip truputėlį raganaujame, jeigu taip jau atvirai. Nes vipukų ložė tiesiai į šitą kalną. Ir mes jiems tiesiog visą laiką fone, tai nemanau, kad čia trukdom. Kažkuo toks principo reikalas groja. Normalu. Mama, kas valgys? Kas meniu? Kiaušiniai, apelsinai, agurkas. Dar tada yra... Švediškas stalas. Kiaušiniai, 4 dideli agurkai. Jeigu aš važiuočiau, tai aš važiuočiau kaip šitie rapai. Nes tam yra skamus. Ir va čia išeina be akmenų. Jo, bet tu nežinai, kur checkpointas. Kas? Nežinai, kur... Checkpointas tenais, kur pypsi. Gal čia pypsi ant posakio, gal čia dar pypsi kažkur. Čia gali būti, kad Kai mocai važiuoja, tai jie pypsi dar prie to pirmo Taip, jo, aš girdėjau, jo, ten. Bet tai kitas, žinai, įdomu, kur yra. Bet sakau, čia toks ramus, be akmenų beveik, va ten, kur šitie rapai važiavo. Tai, jeigu žinai, jeigu matai iš viršaus, tai Vienas tik Land Cruiseris ten truputį gali kliūti. jo, bet jis ne mūsų. reikia žiūrėti, kaip čia, ar nerėžins per mūsų Land Cruiserį.
Na, šitai čia neturėtų įvaryti. Jie gali per čia važiuoti. Nemanau. Nu, sakau, ten iš viršaus atrodo, kad čia ramiau taip tarp kanjonų, tarp Na, akmenų bet jam kalnų. bus sprendai. Ten tai kas siaurai jam bus. Tai jo, Nu, ten ką, tai tai žiūrėsi. pats matei, kokiais siaurais važiuodavo. Nu, ble. Nu, pamatysim, Nu, bet čia... Bet supranti, dabar suprask mašinas. bet šitie irgi nestatytų čia. Palapinės, jo. Kiek muzika? Kažkas rašo, kad lyg girdisi pirma mašina. Kur eina? Tiesiai. Atvažiuoja 236. Vanagas dabar lenkia, trasoj buvusi 5. Šiaip kas ant kalno buvot ir negirdėjot, tai apačioj hibridė pats pirmas, kur varė Toyota. Pasikeitė ratą, hidraulinę koją nesusklydė ir kai davė juškį, skersas pakibęs ant tos kojas, tik tada susivokė, kad kojas nesusklydė. Tai įsivaizduok Dakaro, dabar lyderis važiuojantis kokias klaidas daro iš to streso jaudulio. Jo, jo. Čia reikia dabar, kol esam čia, dar čia galima pabūt. O po to skersai varyti ten. Ja, ir kaip be tobulos vietos paieškų. Tobulos foto lokacijos paieškų. Bet niekada taip nebūna. Nors yra buvo vieną kartą. Nu, pažiūrim. Atsiskyriau šiek tiek nuo visų. O. Kažkas sraigtasparnis lydi. Ir panašu, kad dar pagalvojau, norėjau sakyti, kad tokia vieta, kur gali atsidaryti nauja trasa, kertant kampą. Tai va taip, dar čia ir pralėkė nauja vieta. Tai šiek tiek pavėlavau, nes jau kerta prieš tai buvusį posūkį ir pradėjo kirsti šitą. O prieš tai mačiau ateidamas, kad va ten labai gerai šėrė. Tai dabar jeigu atsivėrė naujas posūkiukas, tai man nieko gero. Bet anas dar fainas priekį. Bet dar tikiuosi, kad čia koks vienas užvažiuotų, nes ten jau gerai pramaltas posūkis ir dar galėtų pašerti šiek tiek. Ponas Brangini, kaip ten vaizdas? Nežinok, visai neblogas vaizdas. Vienas greitas posūkis dar už manęs yra, o čia pradėjo nukirtinėti kampelį. Tai tas gražusis vaizdelis gali būti, kad pasibaigė. Bet ateiti verta. Sharing is caring. Labai geras. Čia dabar furytės reikia, kad biškį geriau matytųsi. Bet aišku, vaizdelį labiausia pagražina vėliava.
lipa. Žoliapjovės pjauna. Ką, broliai, čia dėsim? Mūsų didžiausia, fainiausia, gražiausia vėliava. Kiekviena tokia užsteidžio diena prasideda ir baigėsi vėliavos įskleidimu ir surinkimu. Taip simboliškai iš tikrųjų. Vėliava turi atskirą savo lagaminą. Ir praeisiais metais kažkaip prasisvėrėm. Tai 19 kg sveria vėliava. Šiuo metu jie suvynioja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lietuvaičiai. Pirmoji diena baigta. Praleisti, paleidėti visi lietuvaičiai. Kažkam sekėsi geriau, kažkam blogiau, rezultatų nelabai žinom dėl interneto stokos. Faina. Derint viską, daug vežioti, ten paimti. Tai galvojam, paėmiau lagaminą, tada šis prikipsinti prie oro uosto. Ten patys pigiausi, ale vietiniai Maksimai. Vairuotoją mano pakvieskit. Avo jau savo misiją atliko. Gerai, nereikia čia pilnai užsakti. Tegul vedinti. Vėliava vietoj. Ir apklojam viską saugiai. Ja. Apa. Beliks tik musės įsivaikyti. Ir viskas. Važiuojam. Girdėjau, kai kas su laivais plauks vėl. Maudysis Raudonojoje jūroje. Aš tikriausiai vėl skipinsiu. Ir pakeliai nuotraukėlės atsirinksiu ir darysiu nuotraukėlės. Toks tas fotografo Dakaras. Oi, tas nuovargiukas, mielas. Dakaro nuovargiukas. Nuotykių Nuotykių fabrikas išplaukė pasiplaukiot kateriu ir nusimaudyt. Aš vėl skipinu. Mano prioritetas fotomedžiaga, nors kažkuria diena tikrai manau, kad gal prioritetą padarysiu ir poilsį. Bet tiesiog žinau, kad, jeigu ne dabar, tai reikės naktinėt. O šiandien kempinsim, laužas. Tai kažkaip norėtųsi su žmonėm pabūt, pabendraut. Ir tai jo. Pasidarysiu fotkės. Nespėsiu, bet visko pasidaryti, bet bent jau pradėsiu. Tai ar patiko pasimaudyti? Labai. Sveikinu. Kaip ryte ančiukai pasimaudė, va.
ten. O aš prie fotkyčių. Bet gražu. Reikia galvą įsidžiovinti. Viščiukai, tai sakė gavo viščiukai, ančiukai, atsiprašau už viščiukus. Ančiukai, sakė, gavo gėlo vandens jūrai iš valties. Aš sugalvojau viešuoju dušu pasinaudoti žiauriai gerai. Geriausios dienos dalys yra pusryčiai, pafotkint ir dušas. Šitie dalykai yra best. Dabar back to pictures. Girdėjau, kad vyrai malkų ieškos. Tai užeisim prie lauželio, parodysiu, kas ten ką, kaip. Vakarienės, manau, kad irgi. Alitukas gaminsit vakarienę? Žinom. Neda ir Lukas. Visų galų meistrai čia pas mus. Nuo buhalterijos iki virtuvės. Žiauriai faina. Nu gerai, gerai. Paus. Kaip vietą radom? Labai gera. Gerai. Lemba, važinėjomės ten. Tik nuo kelio nesimato, tai gerai būtų. Hello. Tai vietai mačiau vlogą įmetei. Gerai, kad neišdražiai kopyčių. Nevaikštom be reikalo. Ai. Gaila, kad negaliu prizumint mėnulio. Pilnatėlė tokia gera. Kur bus laužas? Kaip nuspręsti? Šitoj vietoj. Žinok, ten kaip tik akmenėliai tokie, labai gera vieta. Ką dar turim? Turim daugybę maisto. Turim Malkos. svetimo, ko olimpiada. Gautas nurodymas, tiksliau pasiūlyta buvo, paklausta, kas laužą užkurs. Tai ilgai įkalbėlėti manęs nereikia šitam darbui. Na, vis tik lauželis truputėlį palauks. Reikia palapinę nepatingėti ir pasistatyti palapinę visų pirma. Praeisiais metais nusipirkau palapinę Saudi. Įdomu, ar jinai dar gyvens šiais metais. Opa. Toks kažkokio vietinio brendo 2 seconds. Opa. Kas viduj? Spėkit iš vieno karto. 25 metų Dakaras. Bet čia daugiau ir mažiau to smėlio, tai niekam nepakenks. O padas mano. Sleeping pad. Dar nuo Monblano, tai čia kurie čia metai 17 gal buvo. Nesušalau ant sniego, nesušalsiu ir dykumoj. Taip, čia lifesaveris.
2 minutės ir bus galima miegoti. Miegmaišis irgi iš to pačio Monblano. Komforto zona -9. Limitas -16, ekstremas -38. Pats tas. Ir svarbiausias dalykas šitam spa pagalvėlį. O. Vieną dieną jūs visi sužinosite apie šitus dalykus. Ačiū, Agne. Taip, pagalvėlė. Jeigu mano miegmaišis ir padas yra pro dalykai, kažkada buvo brangus labai, tai iš tikrųjų pagalvė Decatlonas. Žiauriai gerai šitą pagalvėlę. Rekomenduoju. Sėdėjome aplink lauželį su nuotykių fabriko chebra. Pasidariau nuotraukas dienos. Šiaip ne taip, kad visas pasidariau. Sau dar pasilikau. Padariau nuotykių fabrikui albumėlį. Taip pat žmonėms, su kuriais turiu dylą. Ir man jau gali ir palaukti. Galbūt jums būtų smagiau gauti anksčiau, bet norisi atrinkti geriausias, įdomiausias. Šiandien vieta buvo nelabai įvairi, nors, sakykime, iš tų 10 km, kurios nuėjau per 500 metrų pirmyn atgal ir ten rateliais, buvo šiokių tokių įvairesnių kampų. Tai manau, kad turiu šiandien kokius 4 kadrus. Nedaug interneto turėjau, tai nemačiau kitų fotografų darbų. Tik porą kažkaip užkliuvo už akies, tai jo, buvo gražių vietų. Aišku, jos labai giliai kanjonuose, tai mums ir sunkiau jas pasiekti dėl to, kad visų pirma nežinom kur. Visų antra, kartais ir padangų geresnių reikėtų negu mūsų nuomuotų automobilių. Bet buvo smagu. Kempas prie irgi fainai. Daug juoko buvo nuostabu. Tai vienas iš skaniausių akimirkų Dakare. Tokie kempai. Tai va, o dabar vėjas kyla. Laikas miegoti. Iki. Pamiršau, kaip įsijungia.